Yra tokia Dalia, ji dirba konsultantė iš Zarasų, Oriflame. Žodžiu, apie kosmetiką. A, ne. Žinai ką, gali būti, kad Algirduką išbėrė. Negali būti? O iš kokios į parduotuvės? Nu, iš tą kosmetikas Oriflame. Ir tai piktai, žinai. Koks jos vardas? Dalia. Kandoną užsidėjai? Oi. Kai tu maladėts. Klauso. Labas vakaras. Labas vakaras. O čia Dalia? Taip. Iš Oriflame. Taip. Kas čia pas jūs darosi? Aš labai jūs prastai girdžiu. Nežinau, kas čia pas mus darosi. Čia pas jūs ryšys, o pas mane prastas ryšys. Gal pasabu, kas čia man skambina? Klausykit, čia Algirdas jums skambina, Višinskis. Aš norėjau paklausti, pas jūs tas kremas prastas. Man dukra davė, mane visą išbėrė. Sakykit, čia normalu ar ne? Jūsų dukra pas mane užsakinėjo. Taip, sakė, pas jūs dėl to įdavė jūsų numerį. O koks tas kremas? Tuo palakai paskaitysiu. Kažkoks tai mėlyna tubelė yra. Čia vyriškas? Ką žinau, vyriškas, nevyriškas, drekinamasis kažkoks tai sako, dukra sako, čia labai gerai bus tau, tėvelį, ir tu pabandyk. O aš pabandžiau ir nevelnės niekas negerai. Išbėrė visą, kai supranti dabar, kai triušis atrodo luptas. Nu, iš čia mane maustot tikriausiai. Aš to jums pamaustysiu. Tai čia jūs mane maustot. Kažkai čia man dabar skambina, prisipažinsiu. Ar, aš jums sakau, aš esu Algirdas Višinskis. O jūsų dukra kas yra? Agnė Višinskaitė, taip gaunasi. Tokios aš nepažįstu. O tai kaip jinai pas jūs užsisakinė, tai iš kur aš tada šitą numerį, kaip jūs galvojat, gavau, jeigu, supranti, jinai pas jūs neužsisakinėja? Nu, aš pas ją nevaikštų, čia ir ne mano klientas yra. Ką žinau, kur paskui jūs tada vaikštat. Man sakė, kad iš jūsų užsakinėja. Vat aš ir paskambinau jums velnių duoti. Bajeristas? Kaip? Tai susitinkam kur nors? Susitinkam. Nesam apie tą kremą. Taip, aš su tokiu veidu, tik tai su tokia morda išberta ir eisiu tik tai pas jūs susitikti. Nu, aš Da to mat pritruko. Aš jūsų tikrai neišsigasiu, žinokit. A jau pas jūs čia ne pirmas kartas, a ne? Ne, pas mane čia pirmas kartas. Tai kodėl jūs tokius, supranti, pardavinėt prastus kremus, jeigu jūs, supranti, aš užsisakiau, mane visą išbėrė? Aš tai įsivaizduoju, kad jūs neteisingai naudojat, todėl jūs ir išbėrėt. Nes visi, kas pas mus naudoja kremus, jų niekas nieko neišbėrė. Tai kaip čia, supranti, tai kaip mane išbėrė, kitų neišbėrė, tai visus turi berti. Taigi vat, tai vadinasi, jūs kažką neteisingai darot, o kiti daro viską teisingai, todėl jų neišbėrė. Va, klausykite. Apie tai nepagalvojot? Ne, aš viską teisingai dariau, supranti, tepiau taip, kaip reikia. O kaip jūs tepėt? Užsidėjau, tai kaip dar daugiau galima tepti, užsidėjau ant rankos, tepiau ant veidą. O veidą prieš tai nusiprausėt? Buvo reikalas. Buvo reikalas, tai... Kažkada lyg ir buvo, nu tai ką žinau dabar. Nu, jeigu kažkada jūs nusiprausėt veidą, po to kažkada užsitepėt kremu, tai jūs automatiškai turėjo nuberti. Va, žiūrėkit, čia yra kaip tik tas kremas. Yra Fat Up. Fat Up. Tai čia kojų kremas. Nu ir kas? O jūs tepėt veidą. Nu. O tai iš ko man žinot, kad čia kojų kremas? Nu tai ten pėda gi nupiešta. Ai, tai čia tie lašai pėda? O tai kas ten ne pėda pas jūsų nuomonė? Nu aš tai tokiu, pas mane tai kitokios pėdas, žinokit. Pas jūs kitokios, nemėlynos? Nu vienas dalykas nemėlynas, kitas dalykas, nu čia, nu gal ir atrodo kaip pėda. Nu bet tai žinokit, kitoj pusėje dar yra parašyta lietuviškai, kad tai yra pėdų kremas. Ne, neparašyta. Tikrai parašyta. Tikrai neparašyta. Ateikit su išbertų veidu su manim susitikti ir aš jums parodysiu, kad iš tikrųjų ten yra parašyta. Aš pasisateisiu, gerai, kur ateit? Reiškia taip, rytoj aš galėčiau būti 1 valandą pas mus ofisiuke. Gerai, a tai kur pas jūs tas ofisiukas? Arba žinot kaip, aš jums pasakysiu taip, galite užeit pas manis į ofisiuką, mano yra Laisvės 60.
Yra Laisvės prospektas 60. Mano firma vadinasi Zip FM. tokia radijo stotis iš Vilniaus. Labas. Kas mane išdūrė? Tave išdūrė Aš Justinas Dalius. Jankevičius. Jo, Justinas, bet užregistravo Dalius. Na, Na. Gaus jisai, ne dabar. Mes juokaujam, nieks nieko neišbėrė, tiesiog norėjom paskraidinti trau vakarą, okei? Nusišypsok ir gero Viskas yra gerai. ačiū. Ačiū. Ačiū jums labai. Užsiparinus. O kodėl